Šįkart bus labai kategoriškas, sąžiningas. Kaip visą laiką, Pasakys kategoriškas turbūt ir sąžiningas. Tai, ko nieks iki šiol nesakė. Ir Koks jis daugelis dramatiškas. neišdrįs to pasakyti. Visų pirma, neišdrįs to pripažinti. Daugelis nenori to girdėti. Daugeliui tai, ko aš pasakysiu, turbūt sukels vidinį gėdą. O galbūt Mes privers vakarų kolonija susimąstyti. nešika. Galbūt tas vaizdo įrašas pažadins sąžinį pas kai kurių žmonės. Taigi, kovo 11. Patys žmonės tenkės, laukia, kovoja, iškovojus iš karto. Dalis kovotojų, tai yra apie 1 milijoną, iš Lietuvos pasitaikius progą, tiesiog pabėga. Išvažiavo į užsienį. Didesnį pinigą užsidirbti. Kas yra realiai... Yra toks dalykas, kokį klausimą bespręsi. Ar tai būtų demografiniai, gimstamumo klausimai, ar bet kokie santvarkos klausimai. Realiai visą laiką susidursi, kokiu tu keliu eisi. Ar liberalių kelių, ar priespaudos kelių realiai. Ar per prievartą, ar per laisvą pasirinkimą žmonių. Dabar per prievartą visą laiką yra tas lengvasis kelias ir visą laiką yra sudėtingiausias kelias, kai laisvų kelių. Dabar tai, kad jie galėjo išvažiuoti, yra simbolis laisvos šalies. Ir kai tu galvoji, ar mums būti reikia nepriklausomiems, iš tikrųjų išsivaduoti iš tos priespaudos, ar valdyti geležinę ranką autoritarais būti, realiai tu tą ir pasveri. Jo, jeigu tu patapsi laisvi ir viskas realiai bus šiknoj, ir blokada ekonominė, ir tiek metų mes nieko neturim, jo, dalis žmonių tiesiog išvažiuos, nes vėlgi mes renkamės, ar laisvi esam ir galim daryti savo sprendimus ir duoti kitiems žmonėms daryti jų sprendimus, ar mes valdom geležinę ranką, kur žmonės priespaudą laikom. Tai, kad galėjo 1 milijonas išvažiuoti, mes, lietuviai, ne mes, tie žmonės, kurie tuo metu politiką vykdė, jie pasirinko sunkų kelią. Jie pasirinko kelią, kad žiūrėkit, mes sutvarkysim šalį ir jūs grįšit. Ir kad tu tą padarytum, kad žmonės laisvų pasirinkimų galų gale grįžtų, tu turėjai padaryti tiek daug iš tikro, kad be melo, be nieko tu iš tikro padarytum šalį, kurią nori grįžti. Ir ką mes turim paskutinį 5 metai, daugiau lietuvių grįžo į Lietuvą negu išvažiavo. Nes mes padarėm tą šalį, kurioje nori žmonės gyventi. Daugiau lietuvių grįžo negu išvažiavo. Dabar aišku, mūsų skaičiai mažesni, bet mes tą pasiekėm ne per prievartą, o sunkiuoju keliu, per laisvę. Ir čia yra indikacija. Tai, kad jie galėjo išvažiuoti. Ar iš Sovietų Sąjungos galėjo išvažiuoti uždarbiauti? Sportininkai turėjo prašyti, leidimų, nori kažkur komandiruoti, prašyti leidimų turėjo arba kyšius mokėti, ten laisvės nebuvo. Ten, o kai žmonėms suteikė laisvę, jie galbūt elgsis taip, kaip tu nenorėtum, kad jie elgtųsi. Taip. Bet tada, jeigu tu nori kažkaip priversti kabutėse žmonės elgtis, tu gali per prievartą arba gali sukurti sąlygas, kad jie norėtų tą rinktis, kad jie norėtų ir tu tada jau neverti, o jie pasirenka. Ir Leksučiui, aišku, nei vienam šitų vatnikų šito nelabai suprast ir man atrodo šito proceso minties nelabai supranta didžioji dauguma apskritai net politikų, kai apie demografiją, pavyzdžiui, kalba. Nes beveik visi duoda patarimus vienaip ar kitaip per tą prievartinį tokį. Arba sukur sąlygas, kur ten negalės atsisakyti ar neturės kito pasirinkimo, arba ten ekonomiškai paspausti, bet per tą nelaisvą pasirinkimą. Nes laisvas pasirinkimas yra žiauriai sunku tą padaryti. Ypatingai nieks nesusitvarko su to. Arba kultūriškai, reikia įdiegti žmonėm, kad tai būtų vertybė, indoktrinacija realiai. Bet yra ilgas kelias per žmonių laisvą valią arba ne. Bet Lekstutis, tai žinoma, tai naudoja kaip minusą, pasirodo. Matai, išvažiavo, bet tai ir parodė, kad mes laisvi esam. Ir dabar jie grįžo. Tai parodė, kad mes, būdami laisvi, sukūrėm, išlipom iš duobės ir tokią valstybę sukūrėm, kurioje žmonės nori gyventi. Nes Lietuva, aš kartoju ir kartosiu, viena geriausių vietų gyventi. Viena geriausių vietų gyventi. Labai mažai pasaulyje vietų bus, kur būtų taip gerai, kaip Lietuvoje gyventi. Net Europos Sąjungai viena geriausių vietų gyventi. O tai, kad tu iš vis esi Europos Sąjungai,
Tai jau yra gan mažas, plotas pasaulį mūsų planetai. Tai, Lietuvą paėmus, vienintelis dalykas, kas yra pastovi grėsmė, pastovus toks ir istoriškai buvo, tarkim, tai Rusija. Realiai pagrindė Rusija visą laiką, Bet dabar, paskutinius jau 10 tikrai metų, aš skaičiu ilgiau, bet tarkim, Lietuva yra žiauriai gera valstybė gyventi. Nes atkovojus nepriklausomybę, pasidarė Lietuva nebepatogu gyventi. Atlyginimų maži. Jop. Ir visa kita. Išvažiavo. Anksčiau negalėjo išvažiuoti, taip. Ir laikai per prievartą kalėjime visus. Taip jau yra, nes nieks nieko neturėjo, galimybė neturėjo ir nieks laimingi nebuvo. Tai taip, kai davė jiems laisvę rinktis, jie aišku išvažiavo. Gerai. Taigi, atkovojus nepriklausomybę, mes turėjom, kaip Lietuva, savo pramonę. Mes turėjom visko. Čia jis kalba apie dalykus, kurių nieks nesako, tikroji teisybė. Literaliai visi literaliai, kurie žiūrėjom tą šūdą, sako. Apie pramonę jau dešimtmečiais kartoja tą patį per kiekvieną nepriklausomybės atkūrimo, paskelbimo šventę. Bet ne, čia nauji negirdėti dalykai, kur nieks neišdrįsta pasakyti, kur vaflis. Turėjom savo atominę elektrinę, kad ir galėjai dar veikti daug metų. Tai buvo saugi elektrinė. Dar reikia gimstamumo paminėti mažą. Ir mes dar galėjom turėti. Dar reikia gimstamumo mažą paminėti ir kad už miltelius nupirko į ES įstojimą ir bus tiesiog tai, kas niekada nėra sakoma ir minima pas